turiu dabar laiko ir galvoju, kad reikia papasakot ką nors gal. Tai vakar buvom dviejose svarbiose, didelėse šventyklose. Tenai negalima neštis telefonų, antroje jinai labai didelė, apie 6 hektarus net užimanti, tai net krepšių neleido neštis, yra patikrinimo tie praėjimai. Ir aš klausiau dėl ko, tai sakė dėl to, kad jie turi problemų su musulmonais, su tam tikrais asmenim tenai, tai tiesiog viskas buvo aptikrinta, apčiupinėta, kad neįsinešt ten kažkokių ginklų gal ar kažko. Ir viduje tenai po to buvo kažkoks susibūrimas, kur ten pykosi žmonės. Tai žodžiu, kadangi šventykla milžiniška, labai daug žmonių, tai įsivaizduokit, ko ten gali tik nenutikti, ar ne? Tai jausmas labai geras, tai buvo jau didžiausios tokios šventyklos, kuriuose buvom, tai labai aukšta viskas. Aišku, aš tas kaip šventyklas, pas mus, pavyzdžiui, kaip bažnyčia, eini ir tu visą tą didybę matai ten iškart, ar ne? Tai čia taip nėra. Tu eini labai daug koridorių, taip kaip į kokį koncertą eitum ar oro uoste, ar ne, per patikras visokias, tai va daug tų grotelių, daug, labai daug visur. Iš tikrųjų tai net truputėlį nuima tos didybės, nes tai tampa taip labai tarsi komerciškas vaizdas. Bet prie pačių šventyklų, jos irgi kaip ir anksčiau rodžiau, kad yra tie tokie kaip namukai arba aptvarėliai tokie, tai realiai visur tas ir yra. Nėra taip, kad tu eini iki kažkokio tai galo ir ten pamatai kažkokią tai statulą ar ten altorių ar dar kažką. Tai taip nėra. Tiesiog yra tokie, punktai tokie. Ir visur vis tiek dominuoja tos hinduistų dievai, tai Šiva, Višnu ir jų ten žmonos, žodžiu. Tai vat. Ir paskutiniai, kur buvom, tai jau buvo grinai žodžiu, visų planetų dievybės, ar pačios planetos, kaip statulos, kaip žmonės. Aš ten iki galo net ir nesupratau, nes buvo kalbama angliškai ir bulgariškai. Tai žodžiu, nėra taip jau lengva, bet sakiau, pasiguglinsiu, pasiskaitinėsiu, savo ramiai atsisėdus ir kas ten kaip, visokias tas legendas, taigi galima tikrai pasiskaityti. Kažkiek supratau, kažkiek ne, bet vis tiek esmė yra pajausti tą energiją, o ne prisiklausyti kažkokiu tai pasakojimų. Aišku, smagu juos girdėti, bet man kažkaip nelabai lenda į galvą. Aš visą laiką viską pamirštu. Ar senamiesčiuose būna kažkokios ekskursijos ar kažką, aš visada viską pamirštu. Gal kokie 2% lieka pas mane galvoje. Tai kažkaip ir nesijaudinu dėl to, bet tikrai labai įspūdingi pastatai, įspūdingi tie tokie, tos kolonos visos išraižytos iš kaip skulptūros, ne? Tai yra didžiulė skulptūra vienoje vietoje. Tai va, buvo labai įdomu. Jau kažką taip viduj pajutau, uždegiau žvakutę prie tų planetų, tam skyriui, kur yra visos tos planetos, nežinau kaip vadinti, kaip altorius gal, ne? Sunku pasakyti kaip, bet esmė ta, kad tiesiog šventykla ir vieta būtent joms. Tai va, tai astrologams, praktikuojantiems rytų filosofiją, rytų astrologiją, tai yra toks kaip didžiulis palaiminimas iš visų planetų. Ir prieš tai, kurioje buvom, tai grinai priklausė Marsui, Muruganui, bet tam daugiau taip, o šita buvo berods Venerai. Ten labai sunku man susigaudyti, nes ten vis tiek visko daug tam viduj, o atseit paskirta vienai planetai, bet realiai ten vis tiek jų labai daug. Žodžiu, ten nelabai stengiuosi grinai pagauti viską, nes sakau, tai yra pirmas kartas, tai kam, nespėsi visko, svarbiausia pajaust, išjaust tą energiją. Dar, fainai, kad su gidais visur einam dabar, tai jie, taip sakant, pasako, ką daryti ir panašiai, tai apie kojines ir apie basas kojas. Klausėm, tai, nes viena moteris dėjusi, kad kojos nebūtų labai, tokios nešvarios, nes, tikrai ten kojos tai juodos būna, kaip išeini iš tos šventyklos. Todėl, kai kas dedasi kojines, aš pati nemačiau, šiaip turistų, mūsų taip baltųjų, europiečių ar kažką yra labai mažai, mūsų grupiai ir dar ten kelis mačiau, gal 2 ar 3 žmonės, ne indus. Tai nedaug, bet žodžiu visi vaikšto basi ir su kojinėm mačiau tik vieną žmogų, tai iš mūsų grupės.
kaip gidas pasakojo, tai yra basi žmonės eina į šventyklą ne dėl higienos, ne dėl pagarbos kažkokios ten tai šventyklai ar kažką, bet kad įsižeminti, kad pajausti tą energiją per kojas, per grindis ar ne, turėti tą įsižeminimą kaip elementą. Tai dėl to. Bet drėgnos servetėlės po to eina į trasą tikrai ir, kaip sakant, apsiprausiam, kiek tai įmanoma ir viskas gerai. Tai vakar, pavyzdžiui, aš pastebėjau Indijai tokį dalyką, kad jie labai draugiškai viens kitą palaiko, kas liečia biznį, tos verslo ryšius, partnerius. Ir mano mokytojas Arjuna, žinau, kad tikrai, pavyzdžiui, kai reikia kokio taksi ar kažko, jis nesamdo beleko. Jis turi, kiekvienam mieste turi pažįstamų ir su jais nuolat kontaktuoja. Ir, pavyzdžiui, ir su gidais taip pat turbūt yra. Ir, pavyzdžiui, ką apie gidą pastebėjau, kad gidas mums batus suorganizavo pasilikti ne prie šventyklus, kur yra kalnai batų ir tu gali tiesiog nerasti savo batų. Kai kur, aišku, yra tokie kaip kioskeliai ir tu į dėžutes įdedi ir tau paskui atgal duoda, tu ten paukoji šiek tiek ten labai smulkių pinigėlių ir va šitaip. Tai kaip ir tai saugiau. Aišku, ten jokių nei numerių nėra, nei ko, tiesiog. Tai mano batai, prašom paduoti, vat tokiu principu. Bet prie tos didžiosios šventyklos paskutiniais nebuvo to, todėl mums organizavo, ten yra tokia kaip parduotuvė, 3 ar 4 aukštų, ten labai daug visokių statulų, galima nusipirkti ant dramblių, visokių dievybių, statulėlių ir taip toliau. Aišku, kas be ko šalikų ir sidabro, tai vat dirbinių, pas jos labai visur yra šitų dalykų, jie labai sidabrą iš tikrųjų nešioja. Auksą taip pat, bet sidabras jau kaip ir labai populiarus. Tai pirmiausia, mums labai reikėjo tualetą, tai ėjom į 3 aukštą, gyvenime nepagalvočiau, kad parduotuvės 3 aukšte, ten kažkur tarp tų butikėlių rasim tualetus. Tai aišku, mums parodė, nuėjom ir tada vienam iš holų, iš tų aukštų, 2 gal aukšte, mums leido pasilikti batus savo. Ir aišku, po to, jau mes kai grįžom tų batų, mums prirūpino servetėlių, mes nieko neturėjom, nes nebuvo galima įsinešti jokio krepšio į šventyklą, tai mes viską kaip ir palikom autobuse. Tai ir tenai mums davė tų servetėlių, leido nusišluostyti viską ir mus pasodino, kad mes tai darytume toj vietoje, kur buvo sidabro parduotuviai. Ir ten visą laiką, kiekvienoj parduotuvėje šiaip yra kėdės, ne? Pavyzdžiui, įsivaizduojat, juvelyriniai parduotuvė, taip tokiu kaip puslankiu, bet kvadratiniu tokiu, išdėlioti tie, tos spintelės su tais visokiais papuošalais ir prie kiekvieno to iš tų stalų sudėta kėdės, po 2 kėdės, taip viena į kitą, kad tu galėtum prisėsti ir savo, taip sakant, matuotis viską. Tai mus ant tų kėdžių pasodino, kad mes kojas nusišluostytumėm. Tai žodžiu, gidas atvedė į parduotuvę potencialių klientų ir taip vyksta tenai visada ir visur, tu įžvelgi tą dalyką. Aišku, kažkas apsižiūrinėjo, kažkas ne, mes pinigų neturėjome, mes tik pasiėmėm vos ten kelis smulkius paaukojimui, tai ten nieko nepirkom. Aišku, buvo tikrai gražių dalykų, bet esmė kaip viskas veikia, jie taip sakant, apgalvota. Ir iš tikrųjų visai gražu man tai žiūrėti, nes o kaip kitaip, ne? Kaip tu atvesi klientus, aš net nemačiau, kad ten yra ta parduotuvė, nebūčiau paklaus, kad 2 aukšte ten kažkur sidabro dirbiniai, nes 1 aukšte, sakau, ten tos visos daug dramblių, daug šivo statulėlių, daug ir panašių, žodžiu, tų visokių jau atributų šiam kraštui būdingų. Tai tokie pastebėjimai mano yra iš vakar dienos. Truputėlį apie internetą noriu pasakyti, nes man atrodo nesu pasakojus, nes net nepafilmavau, kaip jau tvarkytis tą savo SIM kortelę. Iš pradžių galvojau, kad į Indiją važiuodama pasimsiu kokią ten Seilį programėlę ar kažką tokio, kad turėti internetą ir panašiai, bet paskui gavau atsiliepimų, rekomendacijų, kad neveikia net tas Seilį tenai, čia, tiksliau Indijoje ir kaip ir neapsimoka leisti pinigų. Viena mano bendramintė, kuri buvo neseniai grįžus iš Indijos, sakė, išleido prieš tai apie 100 eurų ant interneto ir galiausiai po to nusipirko SIM kortelę už keletą eurų ir tiesiog turėjo vietinį gerą internetą savo telefone ir viskas buvo labai gerai. Tai, kaip sakant, mokomės ne tik iš savo klaidų, bet ir iš svetimų gerai pasimokyti. Tai aš taip ir padariau, nepirkau nieko absoliučiai
papildomam internetui, kad čia turėti Indijoje, pasiklioviau tuo, kad gal bus Wi-Fi'us iš pradžių. Tai taip ir buvo, mes toj klinikoje turėjom Wi-Fi'ų ir čia kaip jisai vada šitam viešbutį, kaip jisai čia vadinasi, irgi turėtų kaip ir būt Regency by GRT Hotels. Na taip atrodo. Nu, čia tas, kur irgi rodžiau, iš Radisson linijos, taip sakant, šeima. Tai čia turėtų būti internetas, bet jis tai yra, tai nėra. O aš turiu kitą telefoną specialiai tam, kad įsidėti kitą kortelę. Nes aš nenoriu iš savo pagrindinio telefono ten įminėti, kaišiot kažką naujo. Tai tiesiog naujas kitas telefonas ryšiui, susiskambinimui, ten susirašymui, jeigu reikia, su kitais grupės nariais. Va, tiesiog tokiem dalykam, gal kažkokio, nežinau, kokio žemėlapio gal kada reikės ar kažko. Tai va, turiu atsarginį, o šitą mano pagrindiniam, su kuriuo dabar filmuoju, tai aš su juo ir filmuoju. Ten yra mano programėlė video tam montavimui ir aš per čia viską darau. Ir nežinau dabar, kada įsikels kitas video, nes internetas ir taip jau man, žinokit, video kelia, vat kiek esu dabar įkėlus video, apie pusę dienos. Taip, tai tikrai nėra lengvas dalykas ir pamontuoti tenka kokias apie 2 valandas, kol padarau turbūt vieną video, tada pusę dienos kelia. Tai va, tai matyt, mane biškutį apstabdė nuo to, aš video vis tiek darysiu, aišku, nes man patinka, o kaip ten pavyks su tuo montavimu, įkėlimu, tai taip sakant, kaip jau dievai nuspręs. Tai pabaigiant, tai mano ta bendramintį, kur sakiau, sakė, apie 3 eurus mokėjau už kortelę, bet aš mokėjau 16,50, dėl to, kad kažkaip man atrodo, kad reikia man daugiau tų gigabaitų. Ir jis man nepatarė, kiek man jų reikia, nes kainas, tai man tiesiog, ten buvo surašytas kainos, kiek kaip kas. Ir sakau, tai kurios man čia reikia, kiek man čia gali reikėti čia to internetu. Ir jisai nieko nesakė, bet kai aš įsirinkau tą už 16 eurų, jisai, tu galėsi net neišjungti savo interneto, o čia labai daug. Come on, galvoju. Va tai būna, kai vyro nėra šalia. Nes aš taip svarščiau, ar man tikrai reikia tų 4 gigų vienai dienai susirašinėjimui, bet, taip sakant, dabar jau žinosiu, kad nereikia. Turbūt. O gal prireiks dar. Žodžiu, bet kokiu atveju 16 eurų visam laikui, tai nėra kažkoks kosmosas, tai tikrai nepritruksiu. Jaučiasi, kad viešbutis yra tarptautinis, ne indiškas. Dav ir dav. Bet pagaliau jaučiuosi įsiplovus normaliai galvą ir plaukai tokie jau slidesni. Tai labai džiaugiuosi dėl to. Esu apsigaubusi skara, nes kondicionieriai yra, man jau ekstremaliai per vėsų, įsijungiau šiltą režimą, bet dar vis tiek čia nieks neužšyla. Ir va taip kaip ateini, čia yra tas kondicionierius ir va taip jisai pučia į visą kambarį. Va čia, va, kur yra pagrindinis veiksmas mūsų, ne, va šitoj vietoj, tai tiesiog pučia šaltą orą, neįmanoma vaikščioti. Žodžiu, einam pusryčiauti. Einam pusryčiauti. Aš nežinau, kažkokia... Aš tiesiog prolsiu, kas yra čia. Alo, pačiai. Kvepia indiškai. Gal, kažkokia košė, atrodo kaip su bulve. Dar kažkokių vis košių, irgi kvepia indiškai. Čia yra avižinė košė, o čia žalių žirnelių kažkokie blynai. Įtariu, kad čia aštroka gali būti. 201. Blinukai ir daržovytės skirtos. Saldus kažkokios daržovės. Taip, kad skaniai pavalgyti. Kažkoks
nežinau, čia saldu, čia aštru. Kaip gatvėse labai daug kur šitas pomškutės pardavinėja. Bulvės su žolelėm. Oh. Looks good. Yeah. What is pink? This is dessert. Ah, dessert. With strawberry. Oh, braškinis. Oh, nice. Oh, this is strawberry yogurt. Čia yra visokie... Nu, bet čia tai nesaldu yra. Misli. Čia yra dribsniai. Jau paruošti sausi pusryčiai. Uogytės, bananai, papajos. Sriubytė, idlis. Jo, čia tie fermentuoti iš lęšių ir ryžių kepti paplotėliai, iš kuriais būtinai pasimti. O čia yra iš kukurūzų kažkokie tais paplotėliai. Chicken. Žuvies karės. French, prancūziški skrebučiai. Rožiniai blynai. Labai daug rožinių dalykų čia šiaip matau. Net kėdės, jeigu ką, šiaip rožiniais yra. Čia yra iš mano grupės Bulgarija. Kas nematyta, negirdėta anksčiau, ne? Visokie skanūs dalykiukai. Čia galima šviežiai pasitaustinti. Vėl keksiukai, vėl tokie rausvi. Visokių saldėsių. Viskas, einu kažką jau įsidėti. Šokoladinis kokteilis. Šaltas pienas, kažkoks vanduo su prieskoniais. Salolų, taip kad atskirai tai labai mažai. O šitie labai skanūs yra dalykai. Čia tokia kaip šiaip skonis, tai man primena žirnius, bet čia labiau į pupelės panašu, kaip dar kažkas kito. Nu, viskas, einam dėtis, pažiūrėsim, kaip mano lėkštė atrodys. Kava čia darosi taip, kad įsipili iš šito kavytės, bet tiek kažkur laduko. Ir čia, aišku, man dabar padaro, bet įlį karštų. Thank you. Thank you very much. Einam gerti kavį. Ir mano pusrytamukai atrodo va štai taip. Blynai, vaisiai, kažkokia kaušelė, šiek tiek braškinio jogurto. Skanaus. Kaip tavo lėkštė atrodo? Ačiū. Looks good. Kažkas. Kažkas. Bus linksmas su Olga. Tai dabar paragausiu šitą lęšių spurgytę. Mano kolegė sako, ragauk tol, kol dar turi kuo užkasti. Nes aštroka. Tai paragauju. Indiško skonio spurgytės. Kol kas nejaučiu jokio aštrumo, bet aš manau jis ateis, nes sakė, kad aštroka. Primena tuos troškinius, kur klinikoje valgiau. Ir tai spurgaus formai. Nes čia bet ir žolelių yra. Kažkokių, nežinau kokia čia. Gal kalendra? O, čia yra pipiras. Mes jį galim prasileisti. Na tiesiog spurgoje pipiras. Tai čia tas aštrumas turbūt ir bus. Tie juodi grūdeliai. Nes visiškai neaštru. Absoliutiškai. Bet man tai per riebu. Primena kažko žuvį. Keptą žuvį, žinot? Kur jinai yra voliota. Kažkas to. Ir buvau pamiršus į lėkštę įsidėti vat šitus, tai dabar įsidėjau. Čia yra juodųjų lęšių ir ryžių fermentuotos tešlos paplotėliai. Thank you. Very tasty.
Buvom virtuvį šepas šepas. Iš vis. Nu jau ne prie to staliuko šiandien ryte. Paskui šitą savo skarą kėliausi, nu ne skarą, skarą. Suprantat, kaip dirba mano galva pastaruoju metu? Numečiau, nes pamiršau, kad užsijai ir atsistojau ir mėtys po visas grandis. Nu, žodžiu, kažkokia išplaukus. Tai žodžiu, ragauju. Šitą skanu, sūrų. Nėra taip, kad čia, wow, suvalgyčiau 3 iš karto, tikrai ne. Bet dėl sveikatos, dėl pilvo, fermentuotas maistas yra labai labai sveika. Tai aš tiesiog į vieną. Šiaip labai gerai jis valgos vietoj duonos, vietoj bulkelės, duonelės. Toks užkandukas. Ir melionų sultys. Šiandien yra paskutinė diena šitam viešbutį, mes čia pradžiam tik tai vieną dieną ir varysim dar toliau, dar kažkur kitur. Tai jau į priekį, čia yra tokia vieta, kaip pas mus Lietuvoje, ne? Čia yra jūra, kelias ir čia irgi yra jūra, čia yra Bengalijos jūra. Mes dabar važiuojam tokiu kaip labai gražu. Bet mano nervai per silpni sėdėti priekyje iš tikrųjų, dėl to, kad labai daug, labai prasilenkinėja vien su kitų milimetrais. Bet gal dabar čia eismas jau sulėtėjęs, tai tikiuosi nepamatysiu nei aš, nei jūs šito dalyko. Labai, labai taip ypatingai atrodo. Laiveliai va ten plaukia. Tiltas traukiniui, labai įdomu, bet tokiam siauresniam traukiniui, ne tam klasikiniam, bet siauresniam. Lėkštė atrodo labai gan lietuviškai, salotos, nes maža kas tenai per patiekalai, nežinau. Tai pasiėmiau keptų bulvių su sezamais, salotų, nu ir paragavimai, burokėlių kažkokių naminių gamintų ir mangų košeliais. Tai nežinau, apie ką čia bus, bet paragausim. Pavalgiau. Aštroka biškutį buvo. Ta mangų užtepėlė, kur, sakiau, tai labai primena mūsų silkę. O dabar laikas desertui. Tai ledai. Čia visada yra ledų ir vakar vakare buvo ir dabar. Ananasai labai skanūs ir šiek tiek šokolado. Šitie akmenys yra neskęstantis, tokie porėti, jie neskęsta vandenį. Mes esame dabar apžiūrėti jų daugiau, turbūt, kaip suprantu, nes čia tik kasa. Kasa mums bando pirkti. Kažką pamatysim gal daugiau. Aš nors galėsiu pakalbėti ar ne. Kalendorius. Vasario pirmoji. Čia irgi yra tie akmenys. Jų nėra daug, daugiau mes čia jų ir nepamatysim. Tik tai tiek. Ir sakoma, kad va tas Rama, jisai nutiesė kelią nuo Indijos į Šri Lanką šitais akmenim, kad galėtų nueiti. Ir jie visą laiką plūduriuoja. Ir sakoma, kad jiems yra apie 1,5 milijono metų. Bet šitiem akmenim. Batus gali pavogti ne tik žmonės, bet ir karvės. Oh my gosh. Va tai va. Vėl jūros pakrantė, važiuojam toliau. Čia tokios kaip ale kopos, krūmai, bet čia tiesiog žmonės gyvena ir tiek. Va, karvės ganos, jeigu spėjat pamatyti. O toj pusėje irgi jų. Čia buvo dar tokių trobelių, lūšnelių, bet kol įsijungiau kamerą, tai aišku, kad jau pravažiavo. Čia buvo kažkada traukinių stotis. Nenugirdau nei kelintais, nei apie ką tai tiksliai yra.
остатъци от църква вдясно също видите. Никой не може да живеете. Niekas čia negyvena pasirodo. Bet pardavinėja, ką nors. Ožkiukai, šuniukai. Nieko ypatingo. Mes čia šiaip vis dar važiuojam. Šalia gatvis ir į jūrą. Ir mes, kaip suprantu, parkuojamės. Einam link pajūro ir va visur tokie užkandžiai yra. Tiesiog vaisiai su prieskoniais, aišku, aštriais. Ir aišku, visų kuo geriausių. Šiaip pradės. Aš tai bijau vežti. Kriauklės. O mes dabar vietą, kuri yra taškas arčiausiai Šri Lankos. Ką tai reiškia? Gal pasakys, gal jau sakė. Žinot, nelabai. Eina viską sudėti į tą galvelę. Bet kad arčiausiai Šri Lankos tai tikrai ir nuo čia yra apie 15 km į Šri Lanką. Aišku, nesimato. To nesimato, bet pažiūrėkime į jūrą. Jie banguoja. Jūra banguoja. Ten, yra Šri Lanka. Ant akmenų žmonės lipa vaikšto. Gal ir aš nueisiu. Reiškia, tas skambutis. Tiesiog kažkas kažką parduoda. Ir atkreipia dėmesį. Kas tai yra, nežinau. Aišku. Gerai, pažiūrėkim, galės arčiau prieiti. Tokia cukraus vata. Jo, nes vaikučiam dar kartą. Okay, žodžiu, mane užpuolė iš visų pusių fotografuotis. Ai, fainiai kažkaip. Turėsim gražių kadrų. Tiek aš, tiek jie. Ir labai labai vėjas čia yra. Tikrina, kuri geresnė. Paskutinis kadras turbūt iš čia. Nematau jau šitų. Tiesiog. Gerai, keliavom link autobusų. Pagaliau, kiek dabar tų valandų? Nežinau, gal 11:30 nakties. Nuo 10 ryto, kai važiuojam su pertraukėlėm. Jūs pastebėjot, kad čia visur gėlės pamerktos tiesiog dubenyse. O taip jie melkia gėlės. Laukiam, kol suneš lagaminus. Ir keliausim į kambarį. Kažkas gaivaus. Čia gavom žemėlapį visų šventyklų. Visų atskirai kiekvienai planetai. Čia yra žemėlapis. Planetų. Tų šventyklų atgaiva. Jiems šitas viešbutis vėl. Kažkaip
atėjom pirmus, bet į liftą paskutiniais kažkaip ateisim. Nežinau, kaip čia taip išėjo. Gerai, kaip mes pasidalinsim lovom? Pirmas klausimas. Ir antras klausimas. Kasgi čia mūsų laukia? Mes susisakėm vėlyvas vakarienės. Bet, man atrodo, čia per daug visko. Gal ir ne? Ai, daiktai. Papildų. Labai erdvus kambarys. O staliukui atskira tokia darbo zona. Nice, labai gražu. Negaliu patikėti, kad pagaliau. Mes tikrai nusipelnėm už tą kelionę. A lot food in the night. Naują dainą turim. Oh my god, kaip čia yra daržovės. Čia kažkokie padažiukai. O, papaja. Mes šiaip prašėm papaja juice. Čia mūsų papajų sultys. О, это у нас соленькая. Saldanai. Desertas. Ir čia turėtų būti kažkas panašaus į čapatį. Yes. Mūsų čapačiai. Ir... Labai įdomu. Ai, čia tas saldus. Okay. Skanaus. Šiandien svaigau jau atsigulus ten, toj savo vietoje autobuse apie šašlykus. Apie tą lietuvišką kvapą. Visus tuos maistus ir kvapus, kas yra Lietuvoje. Ir žinokit, mes valgom dabar čia, kaip čia pavadint, ant ešmelio iškeptus dalykus. Ir čia, pavyzdžiui, yra keptas ananasas ant iešmo ir jisai kvepia kaip šašlykas. Neišpasakytai skanu. Neišpasakytai. O čia yra sūris. Čia turbūt tas panyras. Lietuva sugrįžo į mano burną. Dar turim kukurūzą. 3 kukurūzus. Ant grotelių keptus. Olga, I love you. Jis išrinko šitą patiekalą. Nes aš sakiau, man užteks čapačio ir vandens su imbieru. Ginger water. But she says, maybe this one? Beprotiškai skanu. Ką tik yra įvykęs pabudimas, bet aš nesijaučiu pailsėjus. Po tos visos dienos kelionės autobusu ir prieš tai kažkur pusę dienos kelionės autobusu, aš tiesiog noriu miegoti ir viskas. O gal net jau ir namo noriu. Šiandien aš taip jaučiuosi. Labai pasiilgau namų. Gerai, įsivaizduokim, kad aš jau pabudau. Einam į pirmą šventyklą, jinai yra skirta saulei. Nešamės dubenėlius paaukoti. 150 rupijų tas dubenėlis. Du tokie prispito. Paskui pešėsi, kurio bliūdelius, kas kiek pardavė. Ir jie toliau siūlo visokius dalykus. Va, žiūrėkit, toliau siūlo. Labai intensyviai ir desperatiškai siūlo pirkti mum, bet dėja, kas pirmesnis, tas gudresnis, taip sakant. Something there is protecting you from Apsaugai nuo kažko. Mes paaukojam.
tokius bliūdelius, aš kai būna pilnesni, kaip pirmai rodžiau, ir paskui tam padaro ritualą, juos grąžina ir bananus turėsim atiduoti karvėms. Visa kita, šiaip būna ateina tokios bobutės su bliūdais ir jau jos pasiima, susirenka. O čia dabar turim galimybę biškutį pafilmuoti. Šiaip gan didelį. Kažką įsilipo. Nežinau, į ką. Į šūduką, man atrodo. Fui. Šventykla Veneros. Nu, labai neveneriška, bet taip atrodo maždaug visas šventyklos. Net nežinau, ar čia galima filmuoti, ar negalima. Bet čia mes lauke esam, tai ko gero galima. Dar viena pusė šitos pačios šventyklos. Jau sušėrėm savo bananus karvėms. Kažkaip labiausiai man ir norėtųsi aukoti gyvūnams šiuo atveju, nes jie čia taip pririšti tampriai, jos negali net apsisukti realiai. Aišku, šūdai įsilipo. Bet pašėrėm mažys. Mažiukus pašėrėm. Kažkodėl atrodo, kad jiems norisi. Ir amžinos renovacijos, kažkokie pertvarkymai. Taip jie žvakutes gaminasi. Moliniai tokie maži indukai, jį sviestas ir virvelė. Ir dar jie daro iš kažkokio kito aliejaus, iš sezamų. Tikrai daro. Nežinau dar iš ko, bet tokia lėkštė žvakučių kainuoja 100 rupijų. Ai, dar degtukų duoda. Bet čia visur, ne tik čia. Visur pilna. Ir šiaip daug kur paskimėtos pilnos tokios krūvos šitų molinių dalykų. O kai kurios, mačiau, moterys jau indės atsineša savo viską ir tiesiog toj šventykloj nuėjusios jau, taip sakant, susipilsto. Nes jie labai skirstė, suprantat, nuo šilumos. Grįžom iš mūsų šventyklų ir aš esu pavargus, alkana ir biškį pikta, biškį sutrikus. Dėl visko esu sutrikus. Aš dar nemoku priimtos indiškos kultūros. Labai man sudėtinga tose šventyklose kartais. Viskas okei, aš suprantu, mes apie tai mokėmės, apie tas pudžas, apie aukojimą ritualams. Čia aš viską suprantu, man viskas aišku. Pasakė kiek, pasakėm ką daryti, ten reikia pasakyti vardą, reikia pasakyti savo mėnulio nakšatrą ir žmonių, kuriuoms noriu užsakyti tokį ritualą, tiesiog pastiprinimui, ne? Tai aš taip padariau, viskas okei, ten paskui nueini prie to šventyklos, ten, žodžiu, padaro ten dar kitą ritualą, žodžiu. Ir paskui, tai iki tos vietos viskas okei, viskas buvo aišku, kaip nusipirkti gėlių ten, kad jos yra aukojamos, kam kokosai, kam bananai, kam gėlės, žodžiu, visą tai aišku. Ir tada po viso to ritualo prieina porą bachūrų, tau uždeda ten gėlių vainiką ant kaklo ir sako, 200 euros. And what about? Apie ką čia tai yra, ta prasme, ir tu nesupranti, ne euros, rupijus, 200 rupijų, žinai. Ir aš nuoširdžiai maniau, kad mus tiesiog bando apgauti ir įkišti tuos vainikus. Pasirodo, taip turi būti, ten, kad dar dėl didesnio to palaiminimų, ten viso kito, čia toks kaip papildomas ritualas, apie kurį aš nežinau. Ir va tas dalykas mane erzina, nes aš nežinojau. Ir aš pykau ant tų bachūrų, ant tų vyrukų, kad jie nori mums parduoti prie pat šventyklos. Ta prasme, kodėl tai vyksta? Prie pat šventyklos jie dar nori, kad tu toliau pirktum. Tai va. Bet aišku, nusipirkom. Aš iš tikrųjų neturėjau pinigų tiek, aš padaviau 50 rupijų tiesiog. Ir jie
Aš tikiuosi, jie suprato. Po to aš ten biškį atsiprašiau jų mintyse, nes jau mes buvom kitoj šventykloj, kai man viskas daėjo. Po to labai daug elgetų ir jie tiesiog tau įsikimba į ranką ir ta prasme, jie taip pušina, kad tu jiem, pamokėtum tom drebančiam rankom, tom geltonom akim, sergančiam tokiom, tokie visi sulysę ir jie visi, ta prasme, jie kartais net 3 apspinta tave arba ten kelias turistės ir tiesiog maldauja. Ir tu negali visiems duoti ar ten, žodžiu, labai sunku. Man buvo šita diena labai sunki. Ir vakare panašiai buvo su tom elgetom, bet ką daryti. Jie atsekė net iki autobuso, 2 vyrukai šiandien su kriukiais, su tais, su lasdom, drebantis tokie ir jie maldauja tų maisto pinigų. O aš turėjau vienintelę rupiją. Čia pas mus kaip 1 centas. Tai aš tiesiog padaviau jam ir jis, neatstoja vis tiek. Labai sudėtinga yra visą tai priimti, suprast, po to pamiršti. Aš tikiuosi nematysiu jų akių, kai užmigsiu. Tai žodžiu, bet apie ką norėjau papasakoti įsijungiant šitą video, tai apie šitą grybą. Kadangi aš labai sumišus viduj, tai mano kambario draugai, Olga, nori mane pralinksminti su šituo dalyku iš Baltarusijos. Čia yra kažkoks meduolis. Kaip pas mus grybukai yra, tik čia tiesiog kitoks jisai. Tai paragausiu, nes jau selis tiesiog kaupiasi. Skanu. Ir esmė ta, kad mums, sakė, po 15 minučių vėl grįžti į holą, nes neaišku, kas bus toliau. Ar čia mes kažkur važiuosim, ar čia koks planas, nes Arjunas blogai jaučiasi, jisai nevažiavo su mum dabar šią nuo ryto iki pietų, tą laikotarpį jisai nevažiavo su mum. Ir mes dabar nežinom, kas čia toliau pagal planą, nes jis truputėlį pasikeitė. Man reikia nusipraust ir tiesiog ramiai pabūti. Nes šitas etapas, kada baigėsi gydymai ir prasidėjo tie didieji šventyklų lankymai, jie kardinaliai skirtingi. Mes ten čilinom, mes ten vaikščiom, mes žinojom ritmą. Pusryčiai, pietus, vakarienė, gydymai, mūsų laikas, žodžiu, viskas buvo labai lengva. Ir taip, tiesiog su atsipalaidavimu, o dabar toks tempas. Pietus reikia užsisakyti. Thank you. Ir kadangi mes lankom šventyklas, mes šiuo metu nevalgom mėsos, kiaušinių ir žuvies. Aš taip, čia jų nevalgau, tai nieks nepasikeitė. Tai dabar reikia mums užsisakyti dalykus. Tai aš turbūt norėsiu masalos arbatos, tada sriubos. Nieks nežino kokios. Bet žalia reiškia veganiškos, raudona, aš kaip suprantu, yra, nežinau, arba aštru, arba su mėsa. Tai aš galvoju, kad ko gero reiktų užsisakyti gal kažką panašaus kaip vakar. Pasirodo, šiandien yra pilnatis. Ir tokia nakšatrė, Ježyje, kuri išskiria tikrai daugiau jautrumo. Netikėtų reakcijų, aštresnių žodžių, gali atsirasti manipuliacinių tokių situacijų. Labai svarbu stebėti save ir stengtis išjaus, kodėl tai manyje kyla. Tai va, ir man tikrai kyla. Ta pilnatis daro savo turbūt, o dar Indija. Braunis su ledais ateina, kaip sakant, balansui. Nors užsisakiau savo mėgstamos masalos, bet jie atnešė tokią aštrę, kad man dega burna visi. Kas patikrinta, tas yra gerai. Tai mano pietus atrodo taip.
Labai nepavydėkit. Manau, kad tikrai galima tai pasidaryti namuose. Pagrilinti daržovės ant iešmelių. Ananasai. Na, čia kažkas panašus į falafelius, bet iš bulvių. Čia yra sūris ir kažkokie tais padažiukai. Čia pradedu po truputėlį suprasti, kodėl mes gyvenam tokiuose prabangiuose viešbučiuose. Nes tas kontrastas, jisai labai reikalingas. Aš manau, kad labai reikalingas, nes akis mato vien skurdą, vien tas tokias apšiurusias gatves. Ir Radžiūnas nenori, kad tai būtų vien tik tai vienintelis dalykas, ką mes matom. Todėl mes apsistojom tikrai gražiose vietose, valgom nuostabų maistą, saugų maistą. Ir man, pavyzdžiui, šitas kontrastas, šitas didžiulis skirtumas tarp gatvių ir tikrosios Indijos ir tarp hotelių man yra labai svarbus. Aš nežinau, ar aš ištverčiau, nes man taip noris tos estetikos švaros, atrodo, paimčiau šluotą ir pradėčiau šluoti čia viską. Maisto yra tikrai per daug. Tai kadangi tos liūdnų veidų ištiestos rankos yra tikrai ne kažką, tai paprašiau išsinešimui to, kas liko, gražiai, neapkandžiotų, ne dar kažką dalykų, bet tiesiog specialiai valgiau taip, kad žinojau, kad tikrai visko nesuvalgysiu, kad liks, todėl atiduosiu juos tą maistelį kažkam pasisekė šiandien, nes dar važiuosim turbūt į vieną šventyklą, į Mėnuliui tą šventyklą, Mėnulio šventyklą, nežinau kaip pasakyti, nes šiandien yra visgi pilnatis ir kolektyvas nori tuo pasinaudoti ir būtent šiandien važiuoti į tą Mėnulio šventyklą, o aš tai mielai likčiau čia, bet teks prisitaikyti, teks pabūt. Gal jeigu tai būtų ne Mėnulis, gal ir nevažiuočiau. O gal ir nevažiuosim, gal dar kažkas pasikeis. Atvažiavome į šventyklą ir čia vat aplink visur gražu, ten pievos, laukai, ryžiai, palmės, cukranendrės, viskas gražu. Pakankamai gražu, pakankamai švaru. Aš labai džiaugiuosi tuo. Nu tikrai, tokia atgaiva sielai. Aš nemoku paaiškinti. Nu tikrai, žiūrėkit, visai kitokie vaizdai. Pritarat man. Ir noris ir nuotrauką kažkur šalia pasidaryti. Žinot, man atrodo, aš supratau tai, ką aš jaučiu viduj, atvažiavus į Mėnulį skirtą šventyklą. Aš negaliu pajausti kažkokio sunku suvaldyti blogas energijas, blogas emocijas, kur yra labai nešvaru. Ir dabar mes atvažiavome į šventyklą Mėnulį, jau atvažiuojant buvo labai gražu. Sakau, labai gražus kelias, iš visur ūkiai ir čia viskas švaru, tvarkinga. Tu iš karto gali nusiraminti. Ir aš dabar supratau, kas mane taip dirgina. Ten nešvara ir netvarka. Štai kas mane taip erzina. Smagu būti būtent šitoj šventyklai. Nežinau, kelinta jau čia jinai yra, bet jau yra su kuo palyginti. Tai mano išvada tokia. Bandysiu surasti ožkytę, kuriai noriu paduoti bananą. Tai numečiau. Jėdžiau pasimė. Šiaip ne taip. Aš labai džiaugiuosi savo darbu su savim. Nes taip ir vyksta didžiulis augimas. Kai tu analizuoji tai, ką tu jauti, kai priimi tas emocijas, kurias jauti ir leidi savo apgalvoti, ką jos man reiškia. Pavyzdžiui, ką man reiškia tas pyktis šventykloje, ar ne? Jis išėjo, ištekėjo iš manęs
Bet jis nebuvo apie tai, kad tie žmonės blogi, kad ten kažką, tai išėjo iš manęs. Tai reiškia, aš su tuo turiu ir kažką su tuo daryti. Ir dabar man toks dar vienas suvokimas atėjo. Leidžiu savo mėgautis šitu tiesiog buvimu. Ir visai nesvarbu, kad mano lova atrodo būtent štai tai. Šiaip jau čia yra mano ofisas darbo. Gerai. Trumpai. Šiandien iš ryto mes lankėm 2 šventyklas, tai yra Saulei ir Mėnuliui. Tada mes turėjom pietus ir tada mes važiavom į dar vieną šventyklą, kuri buvo... prieš pietus buvo Saulei ir Venerai, o po pietų buvo Mėnuliui. Ir tada mes grįžom keliom minutėm. Ir tada didžioji grupė, nes didžioji grupė yra iš Bulgarijos, jos nusprendė, kad jos nori aplankyti dar vieną šventyklą, 4 šventyklą. Ir tai yra ne pagal planą, aišku. Tai aš pajaučiau, kad tai yra, man per daug tų šventyklų. Ta prasme, aš net važiavau su tikslu aplankyti visas įmanomas šventyklas per visą šį laiką. Todėl aš nusprendžiau ją praleisti, nes tas tempas, kam man to reikia. Ir aš labai džiaugiuosi šitų sprendimų, mes pakalbėjom su mokytoju, nes jisai irgi yra už tai, kad daugiau ne visada yra geriau. Ir jo planas buvo mažiau šventyklų, specialiai astrologinių, o ne visų iš eilės. Tai va, ir tai kadangi jisai irgi liko, tai aš tiesiog turėjau dar konsultacijų, tokių kaip praktikų, aptarėm keletą horoskopų ir tiesiog ramiai pabendravom, tada nuėjau, aš nusimaudžiau, užsitepiau kaukę. Man reikia to relakso ir aš manau, kad mums daugelį to reikia. Aišku, yra tokių, kurie atvažiavau į Indiją, tai dabar pasimsiu maks. Jeigu jie jaučiasi, tiksliau gal jos, nes grupiai moterų, jeigu jos su tuo jaučiasi puikiai, tai nuostabu, jos ten ir skaito tos aprašymus, tų šventyklų, viską ten jau labai, prieš tą šventyklą persiskaito ten Google, viską apie ją. Esmė, kad aš neišprotėjus tiek ant tų šventyklų, man svarbu yra aplankyti astrologinės tas šventyklas, kur grinai Saulei, Venerai, Mėnuliui, rytoj lankysim Rahu šventyklą ir Jupiteriui. Tai jau 5 bus aplankytos šventyklos iš 9. Tų jau grinai tokių. Tai aš jaučiu, kad rytoj pasidarysiu pertraukėlę dar ir ties pusryčių šventyklą, nes žada jie lankyti dar kažkokią visai kitą. Ir tiesiog aš noriu pasidaryti jogą, pasidaryti gal kvėpavimo pratimų, nesikelti iš pačio anksčiausio ryto ir ten skubėti. Noriu išjausti viską ir būti savy, o ne tiesiog pagal kažkieno planą judėti. Nes esmė, kokia su manimi yra, kokią problemą aš turiu. Dirbu ir tuo metu bandau padaryti kitus darbus ir tuo pačiu pačilint dirbdama ir pavalgyti ir dar namus apžiūrėti ir dar 100 darbų daryti. Ir tada mano darbas gaunasi, kad labai mane išvargina. Ir tada aš nebenoriu nieko, tik išvažiuoti kur nors ir, ta prasme, nematyti, negirdėti, taip sakant. Pas mane yra šitas dalykas ir tą man patvirtino daktaras Uni toj klinikoje, nes aš klausiau, kaip čia pas mane yra, kaip su tom došom, su tom kūno konstitucijom, nes aš, kaip ir žinojau, kad pas mane yra pitos ir vatos toks miksiukas, tai taip ir yra ir jie yra išsibalansavę, nes aš, taip sakant, išsibarstau tarp visų savo mylimų veiklų ir gaunasi tada nieko gero. Tai mano užduotis yra susikoncentruoti į vieną dalyką, kurį tuo metu darau, ar tai būtų darbas, ar tai būtų poilsis ir atskirti juos, ne? Darbą nuo poilsio, ten draugus nuo darbo, ar ten, visus dalykus, taip sakant, po truputėlį ir būti toj akimirkoje. Esu truputį pavargus nuo Indijos.
iš pradžių galvojau, kad pavargau tiesiog nuo kelionės autobusu, bet iš tikrųjų aš pavargau nuo šios kultūros. Pavargau nuo tų žvilgsnių, kurį tave nuolat žiūri, nes mes kitokios. Pavargau nuo to, kaip jie naglai realiai prašo fotografuotis. Tiesiog jau kabinasi į rankas ir ateik čia. Ir aš jau pradėjau vengti fotografuotis. Kai kurie net prašo, kad ateikit visa mūsų grupė, ateikit, nes aš noriu nusifotografuoti. Tai aš neinu į tas nuotraukas jau. Kažkaip pajutau, kad per daug savęs atiduodu. Vėlgi, galbūt išsibarščiau, noris taip sugrįžti į save. Pavargau nuo tų žmonių, kurie prašo išmaldos. Pavyzdžiui, Keralui, kur mes buvome, pirmoji vietoj, ten yra pati ramiausia vieta, labiausiai edukuoti žmonės. Ten yra ir taip iš vidaus einanti tokia ramybė ir žmonės yra tokie pakankamai ramus. Ir šiaip, nežinau dabar tiksliai, ar tik toj valstijoje, ar visoje Indijoje, bet man atrodo, gal toj labiausiai draudžiama yra prašyti išmaldos. Draudžiama prašyti išmaldos. Tai Keralui, ten tikrai mažai žmonių prašė. Buvo prašančių tikrai, bet ne taip naglai kaip čia. Mes esam visiškai kitoj dabar vietoj. Tai prie šventyklų labai naglai žmonės prašo. Aišku, jiem tikrai gal jos ir reikia, bet neįmanoma visų sušelpti. Tikrai neįmanoma. O man su mano būdu, kur aš galvoju, kad kiekvienas turi stengtis kažką daryti, o ne tik tikėtis išmaldos. Aš gal reiktų pradirbti, priimti. Aš kaip ir atrodo suvokiu, kad reikia priimti tai, kad tie žmonės tai pasirinko, jų sielos pasirinko tokią kančią išgyventi šitam gyvenime. Ir aš tai priimu. Tuo pačiu suprantu, kad jeigu yra tie, kurie prašo išmaldos, reiškia, yra tie, kurie turi jos duoti, ar ne? Ir aš esu viena iš jų. Bet tuo pačiu manau, kad nesu tas žmogus ir manau, kad nėra tokio, kuris privalėtų visiems pagelbėti, ar ne? Man labiau patiktų, aš labiau mėgstu duoti maisto, nes aš žinau, kad jom jo reikia, bet žinokit, šiandien aš paėmiau maisto išsinešimui, padaviau vienam iš tų prašančiųjų, bet jis nebuvo patenkintas. Jis norėjo pinigų, jis vis tiek prašė pinigų. Tai tokia situacija. Tai žodžiu, aš labai pavargau nuo to, kad jų tiek daug. Labai pasilgau namų, pasilgau artimųjų, pasilgau Lietuvos, pasilgau Lietuvos kvapo, švarių gatvių, tylos keliuose. Nes, čia jie nerodo posūkių, jie pypina. Jų posūkis yra papypinimas. Išsikalbėjau į savo video dienoraštį. Čia vasario 2 yra, tai dar iki realiai vasario 8 bus paskutinė diena, nes mano skrydis yra naktį, 9 dienos naktį. Tai jau 8 diena bus paskutinė Indijoje. Diena baigėsi, dar laukia vakarienė, bet net nežinau, ar aš ją valgysiu. Planas yra suvalgyti salotų tik tai. Ir gali išgerti kokios tam imbiero arbatos. Aš einu suvalgyti slana. Slana? What is mean slana? Slana. Slon. Elephant. Slon. Dramblį? Elephant. Elephant. What? Kaip suprast? It means that when aš jaučiausi kaip alkana. Ai, kaip dramblys? Then in Russian we speak Ai. like this. Go to eat elephant. Jinai eis valgyti dramblį, nes jinai labai alkana. Ok. Skanaus. Пойдешь like this? With this towel? And my hair is... Your hair is
so we'll Bet. dry on the beautiful air. Maybe, Think about it. maybe later, you know, a little bit Later, later. hold on. But 20, 30, I don't know why. Oh. To go because 20, 30. Oh I will my go because gosh. I'm out.